Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Neįprastą radinį aptiko Alytaus rajone sklypą įsigijęs asmuo. Krokialūkio seniūnijoje Duselninkų kaime, atliekant sklypo formavimo darbus, rasti galimai žmogaus kaulų fragmentai bei dėžė panašiai karstą. Nu ką rado? Rado karstą, 40 cm sakė tokį, ir kaip ant šono žmogus gulintis. Ale tai 40 jis bus aurogas, tai dar karstas būna tai kiek? Pusę metro daugiau gal, daugiau kaip pusę metro. Nu ir paskui rado, kaukolę rado ir kaulų. Tai paskui sakau, tau lento, čia kiek čia metų, jau sakau, kol kas 50 metų čia, sakau, buvo. Tai jau būčiau išarį viską, ar ką. Sako, lentos tai taip kaip naujos beveik. Nu, ir viską. Tai čia rado kaulus, tai susirinko. Čia buvo gal kriminalistai atvažiavę, tai kriminalistai ir susirinko. Ir įsivežė į Alytų. Buvęs sklypo savininkas Gražvydas Atmanavičius žemę paveldėjęs iš tėvų nepamena, kad anksčiau čia būtų buvę kapinės. Gandai apie rastus kaulus greitai pasklido po kaimą. Vietiniai neprisimena, kad čia būtų kažkas laidojęs artimuosius. Kaip atsirado kaulų ir karstas netoli ežero pakrantės, aiškinasi ir kriminalistai. Niekada jokios kalbos nebuvo, kad čia buvo kapinės. Niekas nieko. Nežinau, žinokit. Negaliu nieko pasakyti. Kaip čia kas buvo ir ką čia. Pareigūnai apie keistą radinį informavo Kultūros departamentą, Krokialūkio seniūniją ir Alytaus rajono savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus vedėją. Kol vyksta tyrimas, darbai sustabdyti. Dėl šio įvykio pradėtas ir ikiteisminis tyrimas. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.